Sveiki atvykę į mano kosminį laivą ir šiandien apie šeštą būstą. Kai tik tai žmonės klausia, o kaip su sveikata, tai iš karto žiūrim šeštą būstą. Šeštas būstas turi labai daug reikšmių. Pirmiausia, aš paskaitysiu, kokios yra pagrindinės reikšmės įvardintos Brihat Parašara Hora Šastra tekste. Tai pirmiausia, dėdė iš mamos pusės, mamos brolis, mamos broliai, priešai, žaizdos, taip pat pamotė. Noriu pridurti, kad įprastai šešto būsto pagrindinės reikšmės yra priešai, ligos, taip pat bylinėjimasis, ypatingai tais atvejais, kai yra sudėtingi deriniai ir su tuo yra susijęs prognozavimas, tai yra užsitęsęs bylinėjimasis, tai yra įvairūs ne tik su bylinėjimusi susiję reikalai, kurie yra kliučių įveikimas. Tai tarsi būtų kliučių ruožas, kurį reikia įveikti. Taip pat rutina, pavyzdžiui, kai mamos augina vaikus namuose ir viskas, ką daro jos, tai yra namų ruoša, vaikų auginimas ir niekaip iš to negali ištrūkti. Tai jeigu tai yra susiję su prognozavimu, tai yra viskas apie šeštą būstą ir jis būtent tai atstovauja. Taip pat priešiškumas patiriamas iš aplinkos. Ir kaip minėjau, su tuo yra susiję įvairiausi uždelsimai, kada mums nesikloja gyvenime taip, kaip norėtume. Šeštas būstas yra sportininkams. Trečias ir šeštas būstai, jie yra susiję su sportu, atkaklumu, ryžtu, valia, gebėjimu įveikti kliūtis. Tai tie žmonės, kurie turi planetų daugiau trečiam, šeštam būste ir mažiau kampiniuose būstuose, kurie yra aktyvūs, sėkmingi ir suteikiantis tvirtą pagrindą gyvenime, arba trikampiuose būstuose, tai penktam arba devintam, kurie yra susiję su sėkme, pasisekimu gyvenime, tai tie žmonės, kaip minėjau, kurie turi trečiam, šeštam būste daugiau planetų ir jų kažkokius derinius, turi gerokai daugiau stengtis. Apie šeštą būstą sprendžiam iš jame esančio ženklo, šiuo atveju čia yra avino ženklas, ir avinas valdo galvą, tai galvos viršutinę dalį, viršugalvį ir nugarinę galvos dalį. Visi kiti zodiako ženklai turi savo priskirtą konkrečią kūno dalį, pavyzdžiui, jautis veidą ir kaklą, dvyniai rankas, vėžys krūtinę ir taip toliau. Žuvis turi priskirtas pėdas. Tai kiekvienas zodiako ženklas turi ne tik priskirtą kažkokią tai konkrečią kūno dalį, bet ir su ta konkrečia kūno dalimi susijusius vidaus organus ir liaukas. Taip pat kiekviena planeta esanti šiame būste ar tų planetų deriniai yra labai svarbus ir ta kiekviena planeta atsako vėlgi už konkrečius kūno organus, kūno dalis. Pavyzdžiui, Saulė atsakinga už kaulus, Mėnulis už kūno skysčius, tai pavyzdžiui, kraują, Marsas už nervinius audinius, Merkurijus už odą, Saturnas už jungiamuosius audinius, raumenis, gyslas, Venera atsakinga už vyrį, gyvybinę energiją, už kiaušides ir sėklides, už sėklą. O Jupiteris atsakingas už riebalus. Taip pat kiekviena planeta yra susijusi su 5 elementais, iš kurių yra sudarytas mūsų fizinis grubus kūnas. Taip pat kiekviena planeta yra susijusi su 5 jutiminiais organais ir jų atliekamomis funkcijomis. Pavyzdžiui, Merkuris atsakingas už uoslę. Ir kiekviena planeta yra susijusi su 5 motoriniais judėjimo organais. Tai remiantis visą šią informaciją, mes galime kalbėti apie tai, kokia yra žmogaus sveikatos būklė, kokios ligos gali jį kankinti ir taip pat galime
tai panaudoti prognozavime. Tai yra medicininė astrologija, kurią mano mokytojas yra pakankamai gerai išstudijavęs ir turi net atskirą kursą. Tai nėra mano mėgiamiausias sritis, bet visais tais atvejais, kada žmonės kreipiasi ir klausia dėl sveikatos, visada sakau, kad nesu gydytoja, nesu nei psichiatrė, nei psichologė. Tačiau pažiūrėkim, ką gali astrologija pasakyti ar padėti, ką galime atrasti, ką galime, sakykime, blogiausio atrasti šitoj situacijai, ką galime geriausio atrasti, ką būtų galima padaryti, kaip būtų galima sušvelninti. Ir šeštame būste bus labai svarbus ne tik jame esantis zodiako ženklas, planeta, planetų derinys, šešto būsto valdovas, kokiame jis būste, kokiame jis ženkle, su kokiomis planetomis jis susijęs, kokios apskritai ir vienu ir kitu atveju formuojasi taip vadinamos planetų būsenos, avasthos, taip pat planetų galios, ar ta planeta sudeginta ar ne, ir taip toliau. Reikia atsižvelgti į daugybę rodiklių ir netgi šešto būsto valdovo, taip vadinamas dispozitorius. Ir dabar pabandysiu iš eilės peržvelgti, kokį galima tikėtis su įvairiais šešto būsto valdovo deriniais. Šiuo atveju mano pateiktam pavyzdį, pirmas būstas yra Skorpiono ženkle, na, o jo valdovas yra Avino ženkle. Ir taip išeina, kad Marsas taip pat valdo ir Avino ženklą, kuriame jis yra, tačiau tai yra šeštas būstas. Dar nepaminėjau, kad šeštas būstas taip pat yra aptarnavimo ir pasiaukojimo būstas. Aš dar apie tai truputį daugiau kalbėsiu, kai aptarsiu 6 ir 12 būsto derinius. Tai pirmo būsto valdovas esantis šeštam būste, jeigu jis yra su tam tikrais sudėtingais deriniais, kaip šiuo atveju, sakykime, šalia jo yra ir Saturnas, ir Merkurijus, kuris yra Marso priešas, tai iš tiesų yra iššūkis Marsui. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Marsas yra savo ženkle, Avine, kurį jis valdo, ir šeštam būste labai gerai, kada yra taip vadinamos krūra grachos, reiškia grubios planetos, tai Saturnas, Marsas, Saulė. Tada žmogus turi pajėgumų įveikti visas kliūtis. Sakoma, kad tos grubios planetos mėgsta šitą šeštą sudėtingą būstą. Bet šiuo atveju, kadangi Saturnas kartu su Marsu formuoja sudėtingą avasthą, Saturnas džiovina Marsą, na, o Merkurijus yra Marsui priešas. Tai va šiuo atveju, sakykime, pagal tai, ką atstovauja šios planetos, būtų galima tikėtis odos problemų. Ir tos odos problemos gali būti susijusios su, pavyzdžiui, viršugalviu, galva, galbūt išbertas viršugalvis, išberta galva. Taip pat dar turiu paminėti, kad labai svarbus tokie specifiniai planetų sudaromi junginiai, vadinami jogomis. Ir šiuo atveju aš tyčia tokį pavyzdį parinkau. Ir štai čia, jeigu mes pasirenkame mano programoje esančią skiltį lygų jogos, tai iš karto galime pamatyti, kad jau čia yra labai daug informacijos prirašyta apie tai, kokios sudėtingos ligos gali kankinti žmogų. Tai yra ligos susijusios ir su tulžimi, taip pat galima netgi nukentėti nuo vagių, nuo žemos socialinės klasės žmonių. Ir netgi patirti įvairių ligų susijusių su karščiu, turėti kažkokių tai bėdų susijusių su krauju ir taip toliau. Tai tiesiog peržvelgiu visą sąrašą ir pamačiau, kad pakankamai daug ligų šis mano parinktas derinys suformuoja. Tai tokiu būdu, kai žmogus kreipiasi ir klausia, kaip su sveikata, tada ieškau tokių derinių. Kartais žmonės ateina iš ties su labai rimtom sveikatos problemom ir šeštas būstas taip pat yra susijęs su augliais. Ir dar noriu paminėti, kad taip pat kreipiasi žmonės sergantis vėžiu, bet tais atvejais visada pasakau, kad aš nesu gydytoja.
Ir už sirgimą vėžio liga yra atsakingas ožiaragio ženklas, taip yra nurodyta Džeiminių sutrose. Tai va šitas sritis yra išties labai išsami ir astrologijos dėka galime išvelgti, ar liga, sakykime, progresuos, ar tikėtinas labiau yra pasveikimas. Tai vėlgi tai yra atitinkamas darbas. Dar kas yra svarbu, kad kiekvienas būstas priklauso tam tikrai būsto kategorijai. Tai 6 būstas priklauso taip vadinamai apoklima būstų kategorijai kartu su 3, 9 ir 12 būstų. Šitas terminas apoklima yra graikų kilmės ir jis reiškia kaip nuokrypis, nuosmukis, tarsi nukritimas, tarsi neužtenka pakankamai jėgų, pakankamai parako, tokios kaip gyvybinės energijos, sakykime, pakankamai sėkmingai gyventi, susikurti savo gyvenimą, kažką tai tokio nuveikti labai svarbaus. Bet kaip ir minėjau, jeigu 6 būste yra geri planetų deriniai, tai gali būti, kad ir sportininko horoskopas, atkaklaus žmogaus horoskopas, stipraus žmogaus horoskopas, kuris gali įveikti daug kliučių. Ir jeigu remsimės dar vieną būstų klasifikaciją, tai 6 būstas yra vadinamas upačiaja būstas. Atrodytų kaip ir prieštarauja vienas kitam. Apoklima nukritimas, nuosmukis, upačiaja yra augimas. 3, 6, 10 ir 11 būstai yra augimo būstai. Reiškia, kad per tam tikrą laiką vyks augimas. Reiškia, čia turima omenyje konkrečios pastangos nukreiptos į kažkokį tai konkretų tikslą, kad per tam tikrą laiką jos tikrai duos rezultatą. Jos tikrai leis įgyvendinti ir įveikti įvairiausias kliūtis. Ir taip pat šitą sistemą galima naudoti nuo įvairių planetų. Sakykime, jeigu jūsų, pavyzdžiui, asmeninės sielos planeta yra Mėnulis, tai nuo Mėnulio skaičiuojame, kuris būstas yra 3, 6, 10 ir 11. Tai bus, sakykime, aišku, kokiu būdu, sakykime, jūsų asmenybė vystosi ir augina ilgalaikius rezultatus. Na, tokių pavyzdžių gali būti įvairių, kada yra skaičiuojama, pasirenkama skaičiuoti nuo būsto, skaičiuojamas, nuo planetos skaičiuojamas kažkoks tai būstas yra. Ir dar kas svarbu, 6, 8 ir 12 būstai yra priskiriami Dusthana būstų kategorijai. Tai yra patys sudėtingiausi būstai gimimo horoskope. Ir tas žodis sudarytas iš 2 žodžių. Iš dur reiškia blogas, nelaimingas, nesėkmingas, ir sthana reiškia buvimas vieta. Tai reiškia, iš ties yra sudėtinga vieta. Ir aišku, kad reikia daugybę įvairiausių tokių kriterijų įvertinti ir atsižvelgti tai, ar tikrai šitie būstai jau yra tokie sudėtingi žmogaus gyvenime. Gali šiuose būstuose ir nebūti planetų, tačiau labai svarbu, ar šių būstų valdovai, šitų vadinamų Dusthana būstų valdovai nesudaro kažkokių tai sudėtingų derinių. Dabar tuomet aptarsiu tokias įvairias kombinacijas. Tai šiuo atveju 1 būsto valdovas 6, čia yra netgi tokios būstų jogos. Ir čia iš karto jau yra parašyta, kad tai yra sunkios, kaip sakyti, fizinės būklės arba neduodama fizinė gerovė, fizinio kūno gerovė. Ir jeigu dar susijungia su sudėtinga planeta, šiuo atveju įvardinama kaip papa, be švelnios planetos aspekto palaikymo, tai žmogus nukentės nuo priešų. Ir taip pat čia šiuo atveju susidaro derinys, kada 6 būsto valdovas yra 6 būste. Čia parašyta, kad žmogus patirs priešiškumą savų žmonių rate ir
taip pat turės ne per daugiausiai laimės ar turto. Aišku, šiuose paprastuose planetų jogose nėra įvardinti įvairūs deriniai, kuriuos reikia atsižvelgti, kaip aš minėjau. Bet kokiu atveju pirmo būsto valdovas šeštame ypatingai toks derinys ir kada šalia yra sudėtingos planetos, įskaitant ir Mėnulio mazgus Rahu ir Ketu, duoda pakankamai sudėtingą žmogaus gyvenimo kelią. Kartais jis gali neįveikti tų kliučių, palūžti. Taip pat būti tas žmogus, kuriam visi lipa ant galvos, kurį išnaudoja, taip pat sirgti įvairiomis ligomis. Ir netgi tokį atvejį atsimenu, kada buvo atvykusi mergina iš medikų šeimos, jauna ir graži, tačiau labai silpnos sveikatos, nes eilę metų gydytojai negali nustatyti jos negalavimų priežasties. Ir tai aišku buvo susijęs su šeštu būstu ir jame esančiais planetų deriniais. Tai dar pagalius į ratus šiuo atveju labai kiša Rahu, Saturnas ir Ketu. Tai va ypatingai šitos trys planetos jos įneša fatališkumo. Karminiai Mėnulio mazgai, kaip sako vakarų astrologai, ir Saturnas. Na ir šešto būsto valdovas pirmame gali būti, jeigu jis nepažeistas, susijęs su tuo, kad žmogus tiesiog yra pasiaukojantis, pasitarnaujantis, geranoriškas, dirbantis aptarnavimo srityje. Taip pat pirmo ir šešto būsto valdovų deriniai, kai jie yra pakankamai geri, tai taip pat yra ženklas žmogaus gidūno, giduolio arba žmogaus, kuris labai mėgsta sveikatingumo temą, mėgsta sveikatintis. Tai čia galime, sakykime, aptikti įvairiausių profesijų atstovus ir masažuotojus, tiek tradicinės, tiek netradicinės medicinos atstovų. Ir dažnai tenka matyti tuos, kurie dirba slaugėmis, slaugais, seselėmis. Tai yra būtent pirmo ir šešto būsto deriniai. Visais tais atvejais, kada pirmo ir šešto būsto valdovai yra pakankamai gerai išsidėstę, nepažeisti, dažnai galima tikėtis, kad žmogus dirbs aptarnavimo srity, taip pat paslaugų srityje. Dar čia taip pat gali būti įsipynęs ir 10 būsto valdovas. Štai toks nepaprastas tas 6 būstas. Tuomet, jeigu 6 būsto valdovas yra 2 būste, 2 būstas yra susijęs su finansinė gerovė, su materijos auginimu, su galimybė uždirbti pinigų. Na, o 6 būstas yra skolos. Jeigu šių būstų, sakykime, deriniai yra sudėtingi, tai gali reikšti, kad žmogui sunkiai sekasi uždirbti, jis nuolat turi skolų ir taip pat tai nėra geriausias derinys dėl sveikatos. Nes 2 būstas yra vienas iš taip vadinamų maraka būstų, mirties būstų. Tai irgi gali reikšti, pavyzdžiui, kad žmogus serga nepagydoma liga, jeigu planetų deriniai yra sudėtingi. Jeigu 6 būsto valdovas yra 3, tai kaip ir minėjau, 3 ir 6 būstai yra sportininkam. Jeigu čia yra geri deriniai, žmogus iš tiesų gali būti sportininkas, gali būti inžinierius, technikas, gali dirbti tokioje pakankamai sudėtingoje techninėje srityje, kur yra pakankamai daug įvairių iššūkių ir geri planetų deriniai čia yra tik tai pliusas. Jeigu planetų deriniai yra sudėtingi, tai visa tai, kas susijęs su sveikata, ypač jeigu čia yra painiotas ir 1 būsto valdovas, kuris reiškia kūną, tai, sakykime, iš ties pasveikti gali būti sunku, nes gali žmogų ir jo, sakykime, ligą lydėti nuolatiniai įvairūs svyravimai, nes 3 būstas yra susijęs su pakilimais ir nuosmukiais. Tai kiekvieną atvejį reikia vertinti labai konkrečiai. Jeigu 6 būsto valdovas yra 4, tai nėra sudėtingas derinys. Jeigu viskas gerai, žmogus galbūt
gali turėti šiek tiek daugiau kliučių įgyjant nekilnojamą turtą, bet nebūtinai. Ir patys sudėtingiausi deriniai yra, kuomet šešto būsto valdovas yra būstuose, kurie nėra kampiniai ir nėra tie trikampiniai, kurie neša sėkmę. Na ir šešto būsto valdovas penktame, penktas būstas įprastai susijęs su vaikais, tęstinumu. Tai jeigu čia yra viskas gerai, tai nėra, sakykime, kažkoks tai sudėtingas atvejis susijęs su sveikata. Ir tai kaip tik gali padėti palaikyti sveikatą, sveikatingumą, nes penktas būstas yra susijęs su tęstinumu. Ir šešto būsto valdovas šeštame, jeigu štai šitas mūsų Marsas būtų vienas, nes jis valdo avino ženklą, tai galim tikėtis pakankamai stipraus ir atsparaus žmogaus įveikiančio įvairias kliūtis. Bet šiuo atveju šešto būsto valdovas Marsas yra ir su priešu, ir su planeta, kuri jį džiovina. Yra toks terminas. Ir vat, būtent šitas derinys yra sudėtingas, kad žmogus tiesiog gali patirti pakankamai daug priešiškumo iš aplinkos, turėti daug priešų, nesutarti su savo artimaisiais. Jam gali būti sudėtinga artimų žmonių aplinkoje. Tuomet šešto būsto valdovas septintame, iš vienos pusės kaip ir gerai, kad tai yra kampinis būstas, tačiau iš kitos pusės septintas būstas kaip ir antras mano minėtas yra Maraka būstas, mirties būstas. Ir čia vėlgi, jeigu deriniai sudėtingi, tai gali būti susijęs su nepagydoma liga. Jeigu šešto būsto valdovas yra aštuntame arba jie yra kartu kažkaip susipynę, čia yra vieni sudėtingiausių derinių, nes būtent šeštas, aštuntas ir 12 būstai yra, kaip minėjau, dusthana, nesėkmės būstai, nelaimės būstai, sudėtingi būstai. Ir šeštas būstas susijęs su skolomis, kada esame skolingi. Na, o aštuntas būstas yra susijęs su labai didelėmis skolomis, taip pat ir paskolomis. Tai šeštas būstas gali būti nedidelė, sakykime, skola, ginčas susijęs su skola ar kažkoks tai teisminis, sakykime, įvykis, kada bylinėjimasis užtrunka pernelyg ilgai. Na, o aštuntas būstas labiau primena tragediją ir destrukciją, na, o 12 jau gali būti dideli nuostoliai ir praradimai. Tai šiuo atveju šeštas būstas yra šiek tiek švelnesnis. Sveikatos atžvilgiu šeštas ir aštuntas būstas sudėtingi deriniai, nes aštunto būsto viena iš reikšmių yra mirties būstas. Ir čia taip pat dar šeštas ir aštuntas būstas gali būti susijęs su skolomis ir paveldimis, tai gali būti persipinę. Tai kiekvienas atvejis yra skirtingas, kiekvieną atvejį reikia žiūrėti individualiai, atsižvelgiant į tai, kiek kiekvienas tas būstas turi reikšmių, kiek kiekviena planeta ir įvairūs dariniai ir zodiako ženklai yra persipinę tarpusavį ir kokios jų reikšmės ir taip toliau. Tai jeigu norim matyti gerą sveikatą gimimo horoskope, geriau nematyti 6-8 būsto kažkokių tai persikeitimų ir panašiai. Dabar 6 būsto valdovas 9, o tai yra pakankamai sėkmingas derinys, neturėti ligų, nesirgti per daug, jeigu ypač tai yra pakankamai geras išsidėstymas planetų ir nėra daugiau kažkokių tai kitų pažeidimų. Šiuo atveju sunkiai tikėtinos yra lygos, juo labiau kažkokios nepagydomos lygos. 6 būsto valdovas 10, tai gali būti, kad žmogus dirba aptarnavimo srityje, arba kad jam tenka pakankamai daug aukotis darbe, vardan to, kad jis kažką pasiektų ir gyvendintų. Bet čia tokie, mano nuomonė, labiau su karjera susiję reikalai. Ir jeigu tie deriniai yra pakankamai geri, tai tikrai netrūdo žmogui turėti pakankamai gerą karjerą. Na ir 6 būsto valdovas 11. 11 būstas irgi iš vienos pusės yra ir norų išsipildymo, ir įvairių diplomų, sertifikatų ir paaukštinimų būstas. Iš kitos pusės, kas tai yra susijęs su sveikata,
galbūt tai nėra vėlgi pats geriausias būstas, tačiau kur kas geresnis negu 8 arba 12. Ir vėlgi čia reiktų viską vertinti individualiai. Gali būti, kad, sakykime, žmogų nelydės įvairūs gavimai, sėkmė gyvenime per daug. Arba taip pat su sveikata reikės šiek tiek daugiau padirbėti, nes 11 būstas yra augimo būstas. Na ir 6 būsto valdovas 12, jeigu deriniai sudėtingi, tai išties gali būti daug praradimų susijusių su sveikata, ypač tada, jeigu čia įpainiotas 1 būsto valdovas, kuris reiškia kūną. Ir 6 ir 12 būstai ir jų deriniai įprastai, jeigu viskas pakankamai gerai, dažnai reiškia žmogų labai pasiaukojantį, labai pasitarnaujantį, daug atiduodantį, kad žmogus visą savo gyvenimą skiria tam, kad jis aukotųsi ir pasitarnautų kitam. Tai nėra žvaigždės gyvenimas. 6-12 yra aukotis, pasitarnauti, turėti pakankamai daug rutinos, tame gali būti persipinę įvairūs tokie įvykiai kaip, pavyzdžiui, šeimos narių slauga. Ir kai žiūrime, sakykime, prognozavimą, jeigu apskritai matome, sakykime, planetos laikotarpį, kuri valdo 6 būstą, tai nebūtinai reiškia, kad žmogus turi susirgti, tai gali reikšti, kad jisai slaugo savo artimuosius, net jeigu jis nėra profesionalus medicinos darbuotojas, mama gali slaugyti savo sergančius vaikus, vaikai tėvus, na, o kai kuriais atvejais net yra tekę girdėti tokių istorijų, kad moteris mokosi slaugos ir tuo pačiu slaugo savo mamą ir tokiu būdu turi praktiką, kurią ateityje pritaikys savo darbe. Tai taip pat, kai ateina medicinos darbuotojai, jeigu yra 6 ar 12 būstas, tai gali reikšti pačius įvairiausius dalykus, net, sakykime, komandiruotę į kitą, pavyzdžiui, skurdesnę šalį, kur žmogus turės atlikti tam tikrą darbą, pareigą, tarnystę, pasiaukojimą, pasitarnavimą. Na, jeigu žmogus su medicina neturi nieko bendro, tai būtent 6-12 būstai jo gyvenimą paverčia išties pasiaukojančių, pasitarnaujančių. Ir jeigu žmogaus sąmonė yra šviesi, jeigu, sakykime, tobulėja, auga, jis tai gali suvokti kaip savo gyvenimo pašaukimą ir turėti išties gerą, puikų gyvenimą, kokybiškai gyventi ir būti patenkintas savo veikla ir tuo, ką jis daro. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad esat kartu. Ir sekantis būstas 7. Žmona, vyras, vedybos, partnerystė, verslo partnerystė ir kelionės. Iki kitų susitikimų. Iki.